Noriu turėti energijos perteklių, didžiulį energijos perteklių, kad galėčiau visada turėti tiek energijos, kiek man reikia, atlikti bet kokią veiklą, kurią užsimanau atlikti. Tai yra įmanoma. Papasakosiu apie 2 metodus, kuriais mes to mokome kurse, emocinio ir dvasinio intelekto kurse Gyvenk 100%. Pirmas metodas yra vidinių konfliktų eliminavimas, išėmimas. Kas yra vidiniai konfliktai? Pavyzdžiui, aš noriu uždirbti daug, bet turiu įsitikinimą, kad geriau biednas, bet teisingas. Tarkim, mane taip išmokė tėvai. Gali būti, kad aš noriu aukštos karjeros, bet manau, kad su manim kažkas negerai, aš nepakankamas, nevertas. Gali būti, kad aš noriu meilės, santykių, artumo, ryšio, gelmės ir ko tik ne, bet esu įsitikinęs, kad kitas žmogus turi man duoti to, ko aš noriu, ir jeigu neduoda, jis kaltas. Na, tokių įsitikinimų apie gyvenimą, apie save, apie pasaulį, apie veiklą, apie intimumą, apie santykius, apie viską mes turim be galo daug. Kiekvienas iš tų vidinių konfliktų, jis yra tarsi, mes spaudžiam gazą, bet šitas konfliktas yra kaip tuo pačiu metu įspaustas stipriai stabdis. Energijos įdedam daug, bet rezultato jokio. Eliminavus, apžiūrėjus, išėmus, išlengvinus šituos konfliktus viduje, išsilaisvina ir energijos perteklius bet kokiai veiklai. Apie antrą elementą tuoj.